Taigi sužaidėm keletą ateities lyderių žaidimų ir ką Jūs manote apie mūsų komandą, ar mes turime potencialą? Aš jaučiu, kad mes labai visi skirtingi esame ir studijuojam skirtingus dalykus. Ir man atrodo, tai mums ir padeda labai žaidime. Pavyzdžiui, kad ir tu, Justai, ką tu studijuoji? Aš tai esu finansų ekonomikos atstovas čia, nes verslas, matai, mano aistra, kaip ir pinigai. Didžiąją dalį laisvalaikio aš universitete praleidžiu ne tik besimokydamas, bet ir sportuodamas. Riomerio universitetas su sporto ir kūno kultūra tikrai draugauja tampriai. Mes turime 3 žaidimų sporto sales, 2 atletinės gimnastikos sales. Ir Riomerio universitete studentai gali save tobulinti. Jeigu, sakykime, ateina gabūs plaukimui studentai arba penkiakoviai, mes surandam trenerius Vilniaus mieste, kurie ateina pas mus dirbti ir jie dirba su tais studentais. Mūsų universitetą baigia ne tik žmonių, kurie gali pasigirti dideliam žiniom, bet ir žmonių, kurie gali pasigirti puikiais ir sportiniais sugebėjimais. Pavyzdžiui, olimpiečiai Krungolcas ir Zatembrovskis. Prieš porą savaičių universiteto rektorius profesorius Pumputis buvo apdovanotas Lietuvos olimpinio komiteto sporto medaliu už didelius nuopelnus, ugdant olimpizmo idėjas ir stiprinant aukšto meistriškumo sportą Lietuvoje. Arūnai, aš žinau, kad tu esi verslo informatikos specialybės studentas ir maža to, tu esi ir choro prezidentas. Papasakok daugiau apie tai. Tarsi atrodo keista informatika ir muzika, bet iš tikrųjų, lankydamas mūsų universiteto mišrų chorą, tai aš labai pailsiu ir atsipalaiduoju. Iš tikrųjų, mūsų choras universiteto yra stiprus. Spalį buvome Vokietijoje ir laimėjome aukso diplomą, tai iš tikrųjų labai didelis įvertinimas. Tai kviečiu ir jūs ateit padainuoti. Laisvalaikio praleidimas yra labai svarbu. Matot, vieni eina į barus, kiti turi tam tikrus užsiėmimus. Aš labai džiaugiuosi, kad universitete tikrai pas mus yra labai daug įvairiausios veiklos. Šiuo metu aš čia vadovauju merginų vokaliniai grupiai, populiariosios muzikos vokaliniai grupiai. Universitetas mūsų yra modernus, bet ne tik, mes išlaikom ir kultūrinės vertybės. Tos pačios parodos, kurios vyksta mūsų universitete, yra dažnai keičiamos, yra į ką pažiūrėti. Studentai net bet kuriuo laiku, būdami universitete, ugdo save. Turim dar ir tautinius šokius, Skalsa šokių grupė yra, taip pat yra folkloro ansamblis. Prisipažinsiu, aš nesu nei choro narys, nei geras sportininkas, tačiau nuo berods 8 klasės labai pamėgau teatrą. Ir žinau, kad šiandien yra mūsų art studijos spektakliai. Einam visi, kaip ir sakiau, pažiūrėti teatrą. Ne, einam krepšinio žiūrėti. Jo, žinok, jau kojas pavargęs. Mesgi tiek visko turim, o tai čia sėdim ir diskutuojam. Adomo atletiškų kūnų, plačia krūtine, atviru veidu. Mano žvilgsnį traukė Ieva, jos veidas ovalas, stamantras krūtis, švelni ranka apsivijusi Adomo kaklą,